Svetainės modulis. Smartiklė padeda sukurti savo svetainę, į kurią galima integruoti žurnalų, archyvus ir parduotuvių priedus, taip pat kurti naujus tinklalapius, kad svetainė būtų visapusiškai patogi. Norėdami sukurti naują svetainę Smartiklę, galinėje versijoje aktyvuokite atitinkamą modulį. Meniu nustatymai. Baltajame meniu pasirinkite meniu nustatymai ir įjunkite aktyvinimo būsenos jungiklį. Įkelkite savo logotipo paveikslėlį, kuris bus rodomas viršutinėme kairiajame svetainės kampe. Taip pat galite pridėti savo įkrovimo indikatorių, kuris pakeis numatytai Smartiklę įkrovimo indikatorių. Susieti pavadinimai. Galite susieti kitus savo žurnalų pavadinimus pažymėdami norimos pavadinimų grupės žymimą į langelį skiltyje Susieti pavadinimai. Srityje meniu galite pakeisti kiekvieno svetainėje rodomo skirtuko pavadinimą, taip pat pasirinkti pagrindinį puslapį. Rodiklėmis į viršų ir į apačią galite nustatyti skirtukų tvarką. Skirtukai artiklės, straipsniai ir archyvas visada yra svetainės dalis, tačiau taip pat galite pridėti vieną iš savo parduotuvės priedų arba sukurti naujus puslapius. Naujus puslapius galima kurti šoninėme meniu Smartiklę, rodyti kaip URL iš kitos svetainės įrėmoje arba susieti su vienu iš kitų jūsų žurnalo pavadinimų. Bet kokius atliktus pakeitimus galite peržiūrėti gyvai spustelėję antrąją meniu parinkti peržiūrą. Puslapiai. Norėdami sukurti savo svetainės puslapius ar skirtukus, pasirinkite pages puslapiai ir spustelėkite pliuso piktogramą šalia trete pages sukurti puslapį. Atsidarys puslapio redagavimo įrankis, kuriame galėsite įterpti savo turinį, pavyzdžiui tekstą, vaizdo įrašus, paveikslėlius, lenteles ir URL adresus. Galima naudotis visais klasikiniais žiniatinklio kūrimo įrankiais. Spustelėję piktogramą keisti režimą puslapį galite dar labiau suasmeninti naudodami savo HTML kodą. Patarimas. Galite nukopijuoti HTML turinį iš savo senosios svetainės ir įklijuoti jį čia. Taip jums tereikės atlikti tik keletą pakeitimų, kad vėl sukurtumėte tą patį puslapį. Spustelėkite akies piktogramą, kad peržiūrėtumėte puslapį ir išsaugokite pakeitimus. Norėdami įtraukti naujai sukurtą puslapį į savo svetainę, grįžkite į meniu nustatymus, slinkite žemyn ir spustelėkite pridėti puslapį.